Kągi, sveikas pavasarį ir kokiosgi pavasarį vaišės be salotų. Ir šiandien aš jums sugalvojau, kaip galima būtų nustebinti savo draugus, būtent su mocarelos sūriu. Ir mocarelos sūriu lietuviai įpratę valgyti aš taipogi su pomidorais, bet šiandien noriu parodyti, kaip galima suderinti mocarelą su mano mėgstamu vaisiu, tai yra mango. Mums reikės šilauogių arba braškių, tada mango vaisiaus, šviežių agurkų, tada kelių mocarelos rutuliukų, mėtų kalendrų, tada mėgstamų salotų lapų. Aš turiu sultenės, nes jos visiškai tokios gaivios, pavasariškos ir be jokio ypatingai poskonio. Tada yra mango pasiflorų padažas. Jeigu jo neturi, tai tiesiog mangą susiplakite su keliais pasiflorais ir susimaišykite. Tada yra balzamiko padažo, laimo ir alyvuogių aliejaus. Tai pirmiausia, reikia pasirinkti tinkamą indą. Aš pasirinku tokį nedidelį dubenį, nes visą laiką siūlau savo porcijas normuoti. Kuo mažesnis indas, tuo mažiau suvalgysit. Ir kuo didesnis indas, tuo daugiau turėsit galimybę valgyti. Tai į lėkštę dedu pirmiausia sultenės. Padarykime tokį kupstą, galima taip sakyti. Ir tada jau ant jų formuokime likusius ingredientus. Tai tiesiog suplėšau mocarelą. Vienai porcijai reikės vieno rutuliuko, tai yra apie 120 gramų. Tada agurką aš tiesiog tokiom pailgom juostelės su skustuku supjaustau, kad gražiau atrodytų. Ir dabar tiesiog kaip kokias gyvatėlės mes jas įdedame ant salotų. Tada mangą su skustuku nereikėtų daryti, todėl kad jeigu jis šviežias, tai tiesiog jums nepavyks jo supjaustyti, tai reikelėmis tiesiog nedam ant salotų. Ir mangas labai gerai dera būtent su pieno produktais, tai sūris neišimtis. Tada keliose vietose paberiam šilauogių. Čia taip pat puikiai tinka braškės, kad šiek tiek duoti rūgštelės. Taip, tuomet balzamiko acto padažas keliose vietose jo įdedu. Galite tiesiog iš viso ant dugno dėti. Tuomet turime mango pasiflorų padažą. Kaip ir minėjau, jeigu nerandat parduotuvėje pasiflorų, tai tiesiog galite sutrinti mango vaisių su šiek tiek druskos ir pipirų. Ir padažas bus paruoštas. Ir alyvuogių aliejaus. Porą šaukštų. Ir jeigu mėgstate rūgščiau, galite įtarkuoti šiek tiek laimo vaisiaus arba truputį išspausti sulčių. Bet manau, kad pakankamai bus acto padaže jo. Tai beliks gniūžtelė skanių, kvapnių mėtų. Jom papuošiam salotas. Jeigu mėgstate aitresnį skonį, galite čia įdėti ir šviežių kalendrų. Tai štai tokios pavasariškos salotos, aš tikiuosi, atsidurs šiandien ant jūsų stalo. Nustebinkite save ir pažiūrėkite, kaip mocarela puikiai dera su mango vaisiumi. Ir aš tikiuosi, kad kol sulauksime šviežių pomidorų, tai atsitiks turbūt birželio mėnesį, galėsime mėgautis mocarela su uogomis ir vaisiais. Skanaus visiems!